advokatauju lytiškumo ugdymą, tai yra realiai bandau sukurti pozityves sąsajas su lytiškumo ugdymu, nes daugumai mūsų siejasi su kažkuo tokiu truputį nemaloniu, truputį gėdingu, ypatingai vyresnės kartos žmonėms yra dar blogiau negu jaunesnės. Tuo pačiu esu lytiškumo ugdymo užsiėmimų vedėja, vedu užsiėmimus nuo pačių mažiausių klasių iki abiturientų ir vedu užsiėmimus taip pat tėvams, globėjams, mokytojams, mokytojams, žodžiu, žmonėms, kurie kažkaip yra susijęs su jaunai žmonėm arba tiesiog patys nori domėtis. Rašau straipsnius, vedu laidas, tokį žodžiu, visiškas gyvenimo būdas yra lytiškumo ugdymo būdas. Ir tuo pačiu studijuoju doktorantūrą Vilniaus universitete, doktorantūrą švietimo srityje ir mano ta tyrimų sritis yra irgi lytiškumo ugdymas. Tai taip sakant, ir teorijoje, ir praktikoje tuo užsiimu. Ačiū Jums. Na ir tada nieko nelaukdami pradėkime. Tai Aiste, tuoj pašėrins ekraną su Kahooto kodu, kurį ir dar irgi tada turbūt informacijos. Jeigu neturite Kahooto programėlės, tai jinai yra nebūtina, tai galite ir per Google žiniatinklį nueiti, susivesti Kahoot ir susivesti kodą. Tai nėra privaloma, jeigu neturite galimybės ar tiesiog nenorite, galite žinoma stebėti, bet man atrodo, žaisti yra žymiai ir smagiau ir geriau įsimins informaciją. Taip. Nieko, Aiste, tvarkosi, viskas yra gerai. Tuoj techninės sklandumai biški. Nieko, visi suprantame, man atrodo, šiais laikais, tai techninės sklandumas, viskas yra gerai. Tai PIN kodą, kaip matote, yra 545 0172. Ir klausimai bus labai iš tikrųjų įvairūs. Tai pradėsime apskritai nuo to, kas yra lytiškumas ir paskui jau eisim per tuos metus, pasižiūrėsim, kiek mes žinom, kiek nežinom. Ir žinoma, mūsų lektorė papasakos po kiekvieną, plačiau tiesiog išsiplės, papasakos konkrečiau ir panašiai. Palauksime minutę ir tada irgi galėsime pradėti. Tikrai nebijokite, viskas yra gerai, man atrodo, netgi interaktyvesnis būdas sužinoti kažką. Jeigu nepatiks, tai irgi lauksime atsiliepimų, viskas yra gerai. Pradėkime tada.
Tai klausimas skambėjo taip. Lytiškumas - mokslas apie žmogaus kūną ir jo pokyčius. Tai Akvilė. Taip, tai iš tikrųjų nesakysiu, kuris atsakymas yra teisingas, kuris ne, tiesiog pasakysiu tai, ką norėčiau, kad kaip mes suprastumėm lytiškumą. Labai dažnai, kai aš apklausiu mokinius arba mokytojus, kas yra lytiškumo ugdymas, labai dažnai gaunu atsakymą, kad tai yra mokymasis apie lyčių skirtumus. Žinoma, dažniausiai viską suvedant vienį kūną ir lytis yra dažnai suvokiama tik per lytinius organus. Dabar aš įvardinsiu garsiai lytinius organus. Dažnai mes, jūsų jau amžiuje, aišku, žmonės žino lytinių organų pavadinimus, tačiau mažesni vaikai dažnai net nėra girdėję tikrųjų pavadinimų. Ir paradoksas toks, kad dažnai būna gėda, ar ne, garsiai sakyti anatominius kūno dalių pavadinimus. Kaklas, nosis, kakta, alkūnė, taip toliau, viskas yra gerai, čia yra geri žodžiai, negėda, bet kai tik prabylam apie anatominius pavadinimus, kurie yra po apatiniais drabužiais, iš karto būna kuklu. Ir kitas paradoksas yra, kad pavyzdžiui, sakyti keiksmažodžius, kurie įvardyja tas vietas, mes žinom turbūt visi ir visos, apie kuriuos keiksmažodžius aš kalbu, tai nėra taip gėdinga, kaip tikruosius pavadinimus. Visiška nesąmonė. Tai moters lytiniai organai yra tokie. Išoriniai, kuriuos gali plika akim matyti, yra tiesiog vadinasi vulva. Žinau, kad daugumai greičiausiai nėra girdėtas žodis, tačiau tai yra tikrasis pavadinimas, kuris apibūdina išorinius moters lytinius organus. O vidiniai yra makštis arba vagina. Tai yra du sinonimai. Tarptautinis žodis ir lietuviškas makštis. Tai čia yra viskas, ko negali matyti plika akimi. Moters vidinė ta reprodukcijos sistema yra, aišku, labiau komplikuota. Ten yra gimda, kiaušintakiai ir taip toliau, bet aš kalbu apie tuos, apie ką mes realiai šnekam daugiau mažiau nors kartą per savaitę. Neįsivaizduoju, kaip iš tikrųjų realiai dažnai apie tai kalbam. Vyro lytiniai organai yra varpa arba penis, irgi lietuviškas ir tarptautinis žodis, ir sėklidės. Buityje jie dažnai vartojami kaip kiaušiai ar ne, bet realiai visiems tiem žodžiams mes dažniausiai turim kažką, kad pavadinam kodu. Tai lytiškumas yra mokymasis apie tai, kad kūnas neturi būti gėdingas ar ne, mokymasis apie kūną, bet kartu ir mokymasis apie tai, kad mano lytis, dažniausiai moteriška arba vyriška, nežinau, ar šiandien mums bus proga pakalbėti apie tai, kad kai kurie žmonės yra tarp moteriškos ir vyriškos lyties, tai yra dar tokia frazė kaip interlyčiai žmonės, interlyčiai asmenys, tai jeigu bus proga pašnekėsim daugiau, bet jeigu ką pasidomėkit patys, yra tokia nereali laida, LRT laida Spalvos. Juos galit mediatekoje susirasti ir ten yra epizodas apie interlyčius. Pusę valandos, bet labai įdomi laida. Iš visos Spalvos labai įdomi tokia laida yra. Tai rekomenduoju pažiūrėti. Tai lytiškumas yra mokslas apie žmogaus kūną ir jo pokyčius, taip, bet ir dar daugiau. Čia yra dar lytiškumas, mano lytis yra mano tapatybės dalis, ar ne? Kokia aš esu moteris, koks aš esu vyras, kaip aš save suprantu. Tai tas mūsų kūnas realiai susijungia su psichika, su psichologija ir labai reikia suprasti tą faktą, kad tai nėra toks defaultinis dalykas, kad mes visi esam vyrai arba visi esam moteris. Mes labai kiekvienas unikaliai tą išgyvenam ir reikia bandyti atpažinti savo tą unikalumą ir savo moteriškumą ir savo vyriškumą atrasti, o ne bandyti perimti tos tokius bėgius, stereotipų bėgius, į kuriuos dažnai esam talpinami. Tai šiandien šitam, nežinau, kad bus daugiau klausimų, tai labai nenoriu išsiplėsti kiekvienu. Ačiū. Man atrodo, kad jau visai aiškiai jau suprantame kažkiek, kas tas iš tikrųjų yra lytiškumas. Gerai, einam toliau. Taip, ir sveikiname, taip, kuris yra vietoj. Kam reikalingas lytiškumo ugdymas? Sakymai gan ilgi, galiu paskaityti. Kad apsisaugotume nuo neplanuotų nėštumo ir išmoktume mylėti save, kad išmoktume, kokie darbai yra vyriški, o kurie yra moteriški, kad žinotume, kokios yra lytys, ir žalias neturi konkrečios naudos, to tiesiog reikalauja programa. Laiko sočiai yra pagalvoti,
pasirinkti, kuris čia galėtų būti teisingas atsakymas. Tai iš tikrųjų, taip, tai teisingas atsakymas iš visų šių, tai yra raudonas, kad apsisaugotume nuo neplanuoto nėštumo ir išmoktume mylėti save. Taip, bet matau, kad kažkas pasirinko ir mėlyną ir geltoną variantus, jeigu pas jūs tos spalvos yra. Tai taip, ir jie irgi yra tokie teisingoki. Neplanuotas nėštumas, taip, kalbėsime apie, bus ten klausimų ir apie tai tada aš tada pasiplėtosiu daugiau, kad išmoktume mylėti save. Taip, dažniausiai žmonės ir suaugę, ir paaugliai susiduria su meilės savo dalyku, patirtim. Čia toks ilgas procesas ir dažnai mes suprantam, kad nemylim savo kūno, kompleksuojam dėl jo, bet nemylėt galima ir savęs šiaip, savivertės neturėti. Aš nepakankamai protinga, aš nepakankamai išmaikšti, žodžiu, tiesiog savo asmeninės charakterio savybės arba gebėjimus vertinti. Tai labai svarbu iš tikrųjų tą suvokti dalyką, kad niekas kitas mums nepadės savęs mylėti, negu mes patys ir pačios, ir tai nėra dalykas, kad taip išgirsti tą faktą ir gerai, nuo rytojaus pasižadu savo save mylėti, taip neveikia. Tai yra toks sunkus procesas, per kurį mes turime eiti realiai daugiau mažiau kiekvieną dieną, dirbti ties tuo. Kaip dirbti, aš aišku dabar čia greitų, paprastų receptų nepasakysiu, reikia domėtis, skaityti, pasiekti Lytiškumo namai Instagramo profilį, kuriame mes galės gal į chatą ar ne, įmest, aš nežinau, ar čia žmonės visi žino ar nežino. Mes turim mano organizaciją, kurioje aš dirbu, Lytiškumo namai, Instagramo profilį, kur jauni žmonės gali mums siūsti anonimiškai arba neanonimiškai klausimus susijusius su lytiškumu ir mes atsakom į juos. Tai pasiekit. Ir ten tikrai nemažai klausimų yra apie meilę savo, apie meilę savo kūnui, apie tai, kaip nesigėdyti jo, kaip nekompleksuoti, visi tie dalykai. Tai taip, labai svarbu save mylėti. O kai save mylim, tada yra lengviau kurti santykius su kitais žmonėmis, draugais, mylimaisiais, kolegomis, nes tiesiog taip veikia pasaulis, kad tada, kai su savimi jautiesi gerai, tada lengviau kurti gražius santykius su kitais, kitaip neveikia. Kad žinotumėm, kokios yra lytis, taip, mes biškiau apie tai ar nekalbėjom, apie tą visą moteriškumo, vyriškumo idėją ir taip toliau. Ir kad išmoktumėm, kokie darbai yra vyriški, o kokie moteriški. Taip, bet iš esmės, kad suprastumėm, kad nėra vyriškų darbų ir nėra moteriškų darbų, čia tas dalykas turbūt yra, mes taip ganėtinai dažnai įsivaizduojam, kad vis dar taip yra, nors kartu ir suprantam, jo, teoriškai, nėra, nelytis nusprendžia tos dalykus, bet vis tiek mūsų taip yra įsėdę į smegenis, kad yra tie stereotipai, vis tiek čia kažkas, gal čia biologija, gal čia ką, bet kai pradedi gilintis į tas temas, kaip mes augame, pavyzdžiui, kaip daug stereotipai paveikia mūsų raidą, mažiukai vaikai jau 1,5 metų, tyrimai rodo, kad jau 1,5 metų vaikai geba mąstyti stereotipiškai apie lytis, 3 metų vaikai jau supranta savo lytinę tapatybę, tai yra supranta, kad aš esu berniukas arba mergaitė. Ir mokosi iš pasaulio to, ką rodo pasaulis, iš filmukų, iš žaidimų, pavyzdžiui, Lego turi labai aiškę mėlyną ir labai rožinę, ar ne, linijas, ten visai kitokie siužetai vyksta. Filmukuose irgi, žurnaluose irgi, drabužiuose irgi, net saldumynai, Kinder surprizai irgi yra rožinis arba mėlynas. Ir realiai tos visos žinutės mus bombarduoja ir mes tada pradedam galvoti, kad yra moteriškos, vyriškos profesijos, moteriški, vyriški dalykai, spalvos, būdo savybės. Bet iš tikrųjų ne, pasaulis yra kur kas labiau bendražmogiškas, vyrai ir moteris turi kur kas daugiau panašumų negu skirtumų, tik mes esam išmokę galvoti apie vieni apie kitus, kad mes tokios dvi esam sukarintos stovyklos, kad reikia konkuruoti, kad pastovi galvoti, kuri čia lytis protingesnė, kuri gražesnė, kuri yra dailioji lytis, kuri yra kas. Ir tai trukdo mums tiesiog vieniems kitus matyti kaip bičiulius ir draugus. Pavyzdžiui, tas klaikiausias mitas, kad vyrai ir moteris negali būti draugais. Nesąmonė, gali būti draugais, nes neva tai būtinai turi kažkas, koks nors romantinis santykis įvykti ar dar kažkas. Tai ne, iš tikrųjų vyrai ir moteris gali būti draugais, tiesiog jeigu jie mato vienas kitą kaip žmogų, o ne kaip vyrą ir moterį. Tai va, kitas klausimas. Labai teisingai pasakyti iš tikrųjų. Važiuojam toliau.
Atsiprašau, aš greit norėjau paklausti, gal galiu dar prisijungti į Kahutą greitai, nes ką tik atėjo, gal kodą turit? Man atrodo, kad įmanoma. Aiste, ar užsisėdinį? Įmanoma, o jūs apačio kodą nematot, ir aš noriu tada parašysiu į chatą kodą. Taip, šiaip Greta, apačioje, tik kad labai nenori nueiti ikonėlis. Bet jo, tai tada parašysi chatą ir tada galėsim toliau. Okay, ačiū labai. Ačiū labai, Akvilė, labai iš tikrųjų geras ir išsamus atsakymas. Ir taip, kai mes pradėsim matyti vieni kitus kaip pilnavertiškus asmenis, tai viskas, man atrodo, turėtų išsispręsti. Bet čia turbūt labai ilgas procesas yra to supratimo ir apskritai, ne? Taip. Visuomeniai labai ilgai trunka. Kitas klausimas. Klausimas, ar lytiškumas moko apie seksualines orientacijas? Mėlynas taip, raudonas ne. Na ir dauguma pasirinkote, kad taip. Akvilė? Taip. Taip. Kitas klausimas, juokauju. Lytiškumo ugdymas yra kalbama, žinoma, apie seksualinę orientaciją, nes neįmanoma apie ją nekalbėti. Kiekvienas žmogus, kiekvieninteliausias žmogus turi seksualinę orientaciją. Dažnai galvojama, kad seksualinę orientaciją turi tik homoseksualūs asmenys, ar ne? O visi kiti tai ne, visi kiti yra normalūs. Taip nėra. Kiekvienas žmogus turi seksualinę orientaciją, ir heteroseksualūs, ir homoseksualūs, ir biseksualūs asmenys. Taip pat yra ir panseksualių asmenų, ir aseksualių asmenų. Tai nežinau, kaip dabar man čia daug išsiplėsti apie tai. Aš galiu gal paminėti tai, kad labai dažnai medijose, filmuose, videoklipuose, pornografijoje, dar kur nors yra sudaromas toks vaizdas bendrai, bet čia ne tik paaugliams, ne tik jauniems žmonėms, ir suaugę irgi pakliūva į tuos tokius spastus, kad, kaip čia dabar įvardinti, kad visi žmonės mylisi, kad visiems žmonėms yra aktualus seksualinis gyvenimas, aktualūs visi tie intymus dalykai. Iš tikrųjų tai ne, kai kuriems žmonėms čia yra toks lytinio potraukio klausimas, kai kuriems žmonėms labai daug reikia intimaus gyvenimo, labai daug tų visų intimių patirčių. Kai kuriems visai nereikia, absoliutiškai nei kiek, kai kuriems reikia labai mažai, kai kuriems daugiau. Tai čia tokia, nėra normalaus ir nenormalaus būdo būti, nors mes turim tokią įsivaizdavimą, kad yra normalu ir nenormalu, yra normalus kiekis per savaitę mylėjimuose, ar ne, yra normalu, kiek galima masturbuotis, kiek ne, yra normalu, kiek tu gali turėti vaikinų arba merginų per gyvenimą, kiek visokiai įsivaizduom. Ne, šiaip tai nėra. Svarbiausia yra suprasti, kas yra normalu tau, kaip tu jautiesi, tik žinoma yra viena pagrindinė taisyklė, kad tai, ko reikia tau, neturi žalot kitų žmonių. Tai yra, kur mano teisės baigėsi ten, kur prasideda kito žmogaus teisės. Ir čia yra vienintelė taisyklė. Daugiau viskas kitkas yra normalus, sveika ir įprasta žmonėms, nes seksualumas, seksualinės orientacijos irgi įeina į tą temą, jis yra labai įvairus. Kiekvienas žmogus yra unikalus, unikali asmenybė ir savo stereotipinių ir nestereotipinių buvimų, bet lygiai taip pat ir su lytiniu potraukiu irgi tas įeina. Tik tiek, kad mes dažnai kompleksuojame, dažnai nuvertinam save, bijom, kažkaip netai pasirodyti, esam neužtikrinti, bet čia toks dalykas kaip ir bet ko gyvenime mes mokomės. Lygiai taip pat ir savo to intimaus savęs mes irgi mokomės, pažįstame su laiku save ir yra klaidinga manyti, kad arba tu gerai moki, arba blogai moki. Visas savęs pažinimas jis yra procesas. Tu tiesiog kuo ilgiau gyveni, tuo geriau save pažįsti. O seksualinės orientacijos yra... Iš viso apie seksualinę orientaciją reikia mąstyti greičiausiai kaip apie spektrą. Kad yra spektras, gal aš pavaizduočiau kaip varpo formos diagrama, ar ne, yra, kad pačiose apačiose yra, tarkim, vienoje apačioje yra išskirtinai homoseksualūs asmenys ir kitoje apačioje yra išskirtinai heteroseksualūs asmenys.
o visi kiti žmonės yra kažkur spektre. Nes kodėl neįmanoma nustatyti, kiek populiacijoje yra homoseksualių asmenų? Dėl to, kad mes nežinom, niekas nežino, kaip reikia įvardinti, kas yra homoseksualus asmuo. Ar tas, kuris turi partnerį arba partnerę ir gyvena su juo ir užsiima lytiniais santykiais, ar tas, kuris tiesiog įsimyli, bet neužsiima lytiniais santykiais, arba tas, kuris yra kažkada bandęs, bet šiaip neidentifikuoja savęs kaip homoseksualaus asmens, ar tas, kuris svajoja, bet niekada nieko nėra bandęs. Matot, kiek yra tokių visokių niuansėlių apie tai, kaip sunku įvardinti žmogaus seksualią orientaciją, kuri dargi gali metams laiką bėgant ne tai, kad keistis, bet kuo labiau save pažįsti, tuo daugiau dalykų apie save atrandi, ar ne? Labai daug žmonių metams bėgant supranta, tarkim, kad jie yra biseksualūs, nes augo visuomenėje, kuri tiesiog net nesudarė galimybės savęs pažinti ir sėjo tavį idėją, kad, pavyzdžiui, mano vaikai abu, kai gimė, abu kartus palatoje buvo, mano berniukai abu gimė ir palatoje buvo po mergytė, irgi ką tik gimusi. Ir tik seselės ateidavo į tą palatą ir sakydavo, o, kavalierius su pana. Ir aš sėdžiu tokia lytiškumo ugdymo ekspertė ir galvoju, iš kur jūs žinot, kad galbūt čia bus lesbietės arba gėjai, arba biseksualus, arba aseksualus. Tiesiog mes seksualinę orientaciją taip linkę priimti kaip savaiminę duotybę, bet ne, mes turim ją pažinti ir savo tą tokį lytinį potraukį atpažinti. Tai va, čia yra naujų kartų diskusijos, jūs esat naujoji karta, kuri daug laisviau apie tai diskutuoja, leidžia savo būti įvairovėje, seksualumo įvairovėje. Su pagrindinė taisyklė, kur baigėsi mano teisės, ten prasideda kitų žmonių teisės, kažkaip kitaip sakiau prieš tai, bet supratot mintį, ar ne? Taip, ačiū labai už atsakymą. Einam toliau. Lytiškumas moko apie santykius ir jų puoselėjimą. Mėlynas taip, raudonas ne. Na, tai irgi dauguma pasisakė, kad taip moko. Taip, moko. Aš jau šiek tiek užsiminiau, kad realiai apie santykiai ir jų puoselėjimas įmanomi tik tada, kai turime sveiką santykį su savimi. Jeigu kažkaip nemylime, nevertiname savęs, tai yra tiesiog praktiškai neįmanoma turbūt kurti santykio su kitais žmonėmis. Ir aš šiandien kalbu vien apie partnerius, mylimuosius, mylimasis. Kalbu iš esmės draugystę, tokią kaip koncepcija, tiesiog draugystė. Tai taip, lytiškumas moko apie santykius ir jų puoselėjimą, moko atskirti, atpažinti toksiškų santykių bruožus, pasyvią agresiją, moko smurtinių santykių bruožus atpažinti, kaip atpažinti neadekvataus pavydo bruožus, nes mes kultūroje esame, ar ne, taip ganėtinai taip pozityviai vertinam pavydą, kad jeigu pavydį vadinasi myli, bet ar tikrai visas pavydas reiškia meilę, kai kuris pavydas yra tiesiog smurtinis, nes jisai ima kontroliuoti savo mylimą žmogų, neleisti kažkur eiti, tikrinti žinutes, nepasitikėti, kaltinti būtais ir nebūtais dalykais. Tai taip, lytiškumas moko apie tokią labai sunkią temą, nes kaip meilė santykiai ir kaip juos auginti arba kaip gražiai išsiskirti. Ar ne? Geras labai klausimas. Kaip užbaigti santykius ir nebūtinai vėlgi su mylimaisiais mylimosiam. Taip pat kartais tiesiog elementarias draugystės. Nežinom, kaip jau iš jų bei išsivartyti ir susukti, nes tiesiog sunku. Tai moko iš esmės žmonės, kaip bendrauti ir kaip tas emocijas gražiai ir taikiai išleisti į paviršių ir parodyti kitiems. Ačiū labai. Einam toliau. Kas yra toksiški santykiai? Kaip tik apie tai buvo ką tik užsiminta. Raudonas. Santykiai, kurių metu vartojamas toksinės medžiagos. Geltonas. Santykiai, kuriems prieštarauja aplinkiniai žmonės. Mėlynas. Psichologinė, fizinė arba emocinė žala santykiuose
ir žalias priverstiniai santykiai suplanuoti tėvų išskaičiavimo. Pakankamai greitai sakant, mėlynas beveik visi sutiko ir vienas buvo už priverstinius santykius. Taip, tai iš esmės, žinoma, turbūt ankstesniais laikais, kai santuoka nebuvo grindžiama meilė, priverstiniai santykiai buvo kultūrinė norma, šiais laikais mes gyvename visuomenėje, kurioje, reikia, šeimos, meilės idėja, jinai irgi turi istoriją. Nėra taip, kad visada viskas buvo panašiai. Ankstesniais laikais šeima buvo tiesiog toks kaip ir verslo sandoris, kad aš tau duosiu tą, jinai tau duos tą, jisai tau duos tą ir kurkit šeimą ir vienas, vyras saugo moters šitą visą finansinę, nes moteris neturėdavo finansinės nepriklausomybės, jinai iš esmės priklausydavo vyrui ir ta mūsų tradicija, kad moteris vis dar pasirenka turėti vyro pavardę, iš tikrųjų mena tuos ankstesnius laikus, kai moters pavardės pakeitimas tiesiog parodydavo priklausimą vyrui. Dabar taip dauguma žmonių nebemasto mūsų vakarų visuomeniai, tačiau dar tokių paveldo momentų turime. Ir šiais laikais mes santykius ir santuokas bandome kurti meilės pagrindu. Tik tiek, kad tai yra toks naujas dalykas, ganėtinai sąlyginai naujas, koks nesu tikra 100 metų maksimum gal, tai iš tikrųjų reikia patikrinti šimtmečius. Tai čia už gryną pinigą nepaimkit. Tai mes dar iki galo net ir kartais nemokam, dėl to ir nemokam kurti netoksiškų santykių arba nesmurtinių, nes ne iki galo suprantam, kaip tai veikia, kadangi atvirai apie tai retai diskutuojame, o tiesiog galvom, kad, taip įsimyli ir susituokė arba tiesiog pradedi gyventi kartu. Ir mokykloje niekas nemoko apie sveikų santykių kūrimą, ar ne? Ir reikia mokyti. Geras pastebėjimas. Gerai, einam toliau. Normalu paauglystėje turėti santykius su vyresniu žmogumi. Raudonas, taip. Geltonas, normalu, jei turi tėvų leidimą, mėlynas ne ir žalias ir taip ir ne priklauso nuo situacijos. Tai atsakom, kolegos, labai gerai. Tai teisingas buvo žalias ir taip ir ne priklauso nuo situacijos. Vienas buvo pasirinkęs, kad nenormalu ir vienas pasirinkęs, kad normalu. Komentarai. Taip. Čia yra, turbūt reikėtų čia tas atvejis, kai reikia analizuoti kiekvieną atvejį atskirai. Yra tokia tendencija, kad kai daug jaunesnis žmogus susitikinėja su gerokai vyresniu žmogumi, tai tas jaunesnis žmogus neturi tiek galios, neturi tiek patirties ir tas vyresnis žmogus tiesiog labiau gali manipuliuoti, turi didesnę galią ir būna gerų atvejų, kai viskas tikrai gražiai klostosi, yra nuoširdus jausmai, nuoširdus susižavėjimas, bet didesnė atvejų dalis iš tikrųjų yra tokia, kad tas vyresnis žmogus tiesiog kažkokios siekia savo naudos, nori kontroliuoti kitą jaunesnį žmogų, paveikti labai lengvai gali kitą jaunesnį žmogų, o jaunesnis žmogus, žinoma, kadangi mes tiek retai ir taip skurdžiai šnekamės apie visus ir intimius, ir emocinius saugumus, kaip žmogui juos užsitikrinti, kaip atpažinti, kad santykiai nelabai jau čia yra sveiki, kad galbūt kažkur jau kyla raudonas vėliavėlės, tai mes tikrai nesam tą taip, į kraują mums nėra įauginta, tai tokie santykiai jie yra rizikos zonoje, tai kitaip negali įvertinti. Žinoma, kaip ir sakiau, reikia vertinti kiekvieną atvejį atskirai, bet patarimas dažniausiai turėtų būti toks žmonėms, kurie turi vyresnių partnerių, vyresnį vaikiną arba vyresnę merginą, dažniau vyresnį vaikiną, tai reikia surasti kažkokį patikimą suaugusį asmenį, kaip aš kartais siūlau tiesiog, galbūt, pavyzdžiui,
kokią jaunimo liniją paskambinti ir pakalbėti, pasipasakoti apie savo santykius, kad kiti žmonės galėtų padėti suprasti, ar viskas yra gerai, nes mes tikrai ne visada ypatingai apakinti meilės arba to jausmo, kad mes kažkam esame svarbus, kažkam mes esame įdomios, kartais tikrai to jausmo apakinti arba apkurtinti negebam pamatyti, kad mumis kažkas naudojasi arba kažkaip negražiai su mumis elgiasi. Čia ir ne su vyresniais žmonėms tas dalykas, kai mes įsimylim, protę ate, tai reikia laiko, kol mes atitokstam ir iš tikrųjų pradedam matyti, kaip iš tikrųjų su mumis yra elgiamasi. Tai čia toks menas, iš tikrųjų didžiulis menas adekvačiai matyti situaciją, kai meilė protė jaučia. Ačiū labai. Kokia efektyviausia apsisaugojimo nuo nėštumo priemonė? Kontraceptinės tabletės, prezervatyvai, hormoninė spiralė ar spermicidai? Spermicidai, atsiprašau. Greičiau, koks atsakymas, aš nekantrauju. Čia vat masto žmonės, tikrųjų labai suktas klausimas. Taigi, hormoninė spiralė, matome, kaip pasiskirsta atsakymai. Kontraceptinės priemonės, kai kurie galvoja, gerai, prezervatyvai, na ir hormoninė spiralė. Įdomu, kodėl niekas spermicidų nepasirinko. Taip, aš specialiai pasiėmiau dabar tokią knygą, aš pati dabar ją skaitau. Labai rekomenduoju, žiauriai gera knyga. Čia yra jinai parašyta 2 norvegių medicinos studenčių, kurios pradėjo tiesiog blogą rašyti apie, čia yra knyga viena apie moters lytinę sveikatą, bet jeigu vaikinams įdomu, aš manau, tai yra tiesiog bendras išprusimo dalykas, nes mes kalbam apie anatomiją. Mes nekalbam kažkokius mergaičių dalykus. Čia yra tiesiog žmogaus kūnas. Tai čia apie hormoninės, apie kontraceptinės tabletes, priemonės visas yra labai daug rašoma, labai išsamei, tai jeigu ką, rekomenduoju. Ir čia šiaip tiesiog lobis, aš skaitau, braukausi, žiauriai įdomi knyga. Ir labai gerai žodžiu, tokia labai lengvai suprantama, nėra daug tokių mokslinių terminų. Kitas dalykas, aš galiu iškart pasidalinti, kol jūs atsakinėt, suradau, nežinau, ar matysis. Čia yra Instagramo profilis Viskas tavo rankose, vadinasi. Labai rekomenduoju Instagram'e pasekti. Ten irgi yra daug geros informacijos apie tai, kaip veikia kokia kontracepcija, kas yra saugu, kas ne, kaip pasirinkti, ką žinoti, kaip saugiai vartoti, nes dažniausiai kodėl žmonės pastoja, dėl to, kad nesaugiai vartoja, ar ne, tą kontraceptinės priemonės. Tik čia didžiulis minusas yra tai, kad čia rašo vien apie heteroseksualias poras. Nėra realiai dėmesio skiriama homoseksualiams, bet galima jiems rašyti, kad mes irgi norim tokių temų, tai parašykite ir apie kitas poras. Taip, hormoninė spiralė yra saugiausia iš visų, o pats saugiausia, dažnai yra ir čia klausimas apsisaugojimo nuo nėštumo priemonė, ar ne, tai apsisaugoti 100% neįmanoma. Nėra tokio dalyko. Vienintelis įmanomas būdas apsisaugoti tai yra nesimylėti visai. O visos kitos yra tiesiog sviruojantis dalykai. Ir dar ką labai noriu paminėti, dažnai būna ar ne kalba ir toks įsivaizdavimas, kad yra tos nevaisingos ar ne dienos. Yra tam tikri moters ciklo metu kelios dienos, 1, 2, kartais 3, kada moteris negali pastoti. Tai šiais laikais moterų ciklas šiaip jis būdavo apie 28 dienas, bet dabar dėl aplinkos taršos, dėl nesveiko maisto, dėl antibiotikų, dėl labai įtempto stresuoto gyvenimo būdo ir taip toliau, moterų ciklas nebėra toks reguliarus, kad 28 dienas, o jisai tiesiog 3 diena, 26, 27,
Tai čia suaugusiams moteriams, jaunoms merginoms dar nereguliaresnis yra, tai tom dienom tiesiog negalima pasitikėti, nes niekada nežinai tiksliai, kada yra ovulacija ir nes nuo ovulacijos, tada, kai kiaušidė yra pasirengusi išleisti kiaušinėlį, kuris gali būti apvaisintas spermatozoido, tai va, tik tada gali ir tiksliai žinot. O kadangi nėra reguliaru, tai tikrai šiais laikais nėra patartina nei jauniems žmonėms, nei suaugusiems kliautis tomis dienomis. Aš supratau. Ar galite dar kartą priminti tą Instagramą? Aha, viskas tavo rankose. Ai, tai kas tavo rankose. Viskas tavo rankose. Atsiprašau. Jo. Ir gal tik paminėsiu, kad prezervatyvai yra vienintelė priemonė, kuri apsaugo ir nuo lytiškai plintančių ligų. Geras. Ok. Vienintelė. Taip rimtai. Pasikeitė, gerai. Dažnas kontraceptinių tablečių vartojimas gali sukelti rimtų padarinių moters sveikatai. Mėlynas taip, raudonas ne. Tai pasirodo, kad ne. Taip, šiaip tai labai faina, kad daug klausėt apie kontraceptinės priemonės, apsisaugojimo priemonės. Čia yra tokia tema, kur visi žino, kad jo, čia svarbu, reikalinga, bet nelabai kažkas žino. Ir šiaip jaunimas, paaugliai nėra išimtis, suaugę žmonės irgi nežino. Tai aš čia galėčiau jums parekomenduoti iš tikrųjų paklausyti tokios tinklalaidės Savaime nesuprantama. Yra tinklalaidė Savaime nesuprantama ir ten yra vienas epizodas apie kontracepciją. Ir ten yra istoriškai apžvelgta kontracepcijos atsiradimas, nes šitai žiauriai įdomi kontracepcinės tabletės išradimo istorija. Žiauriai įdomi. Kokie vyko politiniai karai, kaip sunkiai, kaip jinai būdavo, pavyzdžiui, išrašoma iš pradžių tik susituokusiams poroms. Po to įvyko toks jau liberalizmo lūžis ir jau nesusituokusios poros galėjo gauti, bet vienišos moteris dar negalėjo gauti. Tai ir kartu kalbama ten yra apie saugumą, kontracepcinių tablečių saugumą. Aš manau, kad dauguma jūsų ir aš tikrai vis dar girdžiu, ir dauguma jūsų esate girdėjusios apie tai, kad nėra saugu ar ne. Tai yra tiesos, kad daliai moterų, kaip ir bet kokie vaistiniai preparatai, medicininiai preparatai gali sukelti, galit pasiekti Savaime nesuprantama irgi Instagrame, tiesiog iš ten bus lengviau gauti daugiau informacijos. Tai iš ten galima gauti, kaip ir su kitais medicininiais preparatais, gali kilti rimtų komplikacijų. Niekuo nesiskiria, tai yra vaistas, reikia taip realistiškai jį žiūrėti. Tačiau iš esmės bendrai populiacijai tai yra ganėtinai saugus dalykas ir yra įvairių tokių mitais laikomų, traktuojamų idėjų, kad moteris, jeigu daug vartoja, gali susirgti vėžiu arba gali po to būti nebevaisinga. Iš tikrųjų, tai moksliškai nėra pagrįsta. Šiais laikais gaminamos kontraceptinės tabletės yra saugios sveikatai. Daugiau mažiau jos nėra vartojamas vien nėštumui sustabdyti, jos juk vartojamas ir kitoms sveikatos problemoms gydyti. Ir moteris jas nustojusios vartoti iš karto vėl gali būti vaisingos. Kai anksčiau, kai jinai tik buvo sukurta, tai ten buvo tokios nesveikos dozės tame vaiste, visokių vaistinių medžiagų, kad jos tikrai buvo labai pavojingos moters sveikatai ir sukelinėjo vėžį ir taip toliau. Šiais laikais taip nebėra. Tai čia žiauriai įdomi tema iš tikrųjų, žiauriai įdomu, labai kviečiu paklausyti, jeigu domina. Tai viską, ką žinokit, Akvilė rekomenduoja, rašau į chatą, paskui pasižiūrėkit, išsaugokit, o mes važiuojam toliau. Rungtyniauja. Taigi, ginekologai gali pamatyti, jog mergina jau yra turėjusi lytinių santykių. Mėlynas taip, raudonas ne. Irgi pamastyti reikia ties šito klausimo. Dar laukiam atsakymų.
Taigi, negali. Kas čia buvo? Aš tai dabar nebesusigauju, ginekologai gali pamatyti, jog mergina jau yra turėjusi santykių. Taip, mėlynas negali, vadinasi, ar ne? Raudonas, kad gali. Taip vadinasi, ne? Tai gerai. Taip, jo. Jo, čia tai visada būna toks, kad pala, kaip čia yra. Tai viskas gerai, aš dabar atsakysiu taip, kaip yra. Ginekologai pamatyti, ar mergina yra turėjusi santykių ar nėra, negali. Čia yra neįmanomas dalykas ir dėja, bet pasaulyje ir Europoje, ir Amerikoje, na ir ne tik ten kažkur Pakistane arba kažkokiose mūsų nuožiūra neišsivyščiusiose šalise. Iš tikrųjų, tai vis dar yra taikoma praktika. Pasaulio sveikatos organizacija ragina iš naujo ragina gydytojus nustoti sakyti, kad įmanoma. Kodėl? Aš jums papasakosiu dabar kodėl. Ogi todėl yra toks klaidingas įsitikinimas, kad galima pamatyti, dėl to, kad mes mergystės plėvę taip ir įsivaizduojame, kaip plėvę, ar ne? Nes tas pats žodis lietuviškai yra mislydinantis, atsiprašau už leksiką. Mes įsivaizduojam, kad ar ne yra kažkokia plėvė, kurią reikia, na, kažkaip pravesti, pradurti, žodžiu, ją suardyti ir tada jau ta plėvė, jau viskas nebebūna mergystės plėvė ir tą gali gydytojai pamatyti. Taip nėra. Jeigu tai būtų, jeigu iš tikrųjų būtų visiškai aklinai užtraukta plėvė ir tai kartais moterims būna, tai vadinama patologija, nes tokiu atveju prasidėjus menstruacijoms, menstruacijų kraujas negali toms mergaitėms ištekėti ir gydytojai turi operuoti tam, kad išoperuotų tą visiškai užakusią membraną, gleivinės audinį kažkokį. Tai įprastai ta mergystės plėvė, dedu į kabutės, nes tai yra netinkamas žodis, angliškai yra hymen, man rodos tokios prasmės kaip lietuviškai neturi, tai žodžiu, mums lietuviškai reikia sugalvoti naują žodį. Jinai va taip ir atrodo, kaip spurga su skyle arba kaip žiedas, kaip tiesiog rutulys, ar ne? Ir čia yra toks raumuo aplinkui ir kai kurioms merginoms yra kaip toks akėtas korys arba kaip, rėtis, jeigu dar šį žodį kas nors šiais laikais žino. Ir gali būti, kad prabedus su dažniausiai peniu, jinai tiesiog, sueižėja ta odos dalis ir jinai tampa žiedu. Bet gydytojai negali pamatyti, kaip buvo ir kaip dabar yra, nes realiai dauguma moters lytinio organų atrodo būtent kaip spurga tiesiog. Ir nėra taip, kad turint daug lytinių santykių, jinai kaip nors išsitampytų. Taip nėra. Jinai tiesiog, jeigu yra prieš lytinius santykius vaginalinius, turiu galvoje lytinius santykius, yra labai atsipalaiduojama, jeigu moteris skiria dėmesį savo atsipalaidavimui, susijaudinimui, jautimusi saugiai, pasitikėti, jeigu, tuo pasitikėjimu partneriu ar partnerė, jeigu partneris kreipia dėmesį visus tos dalykus, tai tas raumuo atsipalaiduoja tuomet, sudrėksta ir dėl to viskas būna gerai. Ir dažnai yra įsivaizduojama, kad pirmų santykių metu privaloma kraujuoti, nebūtinai privaloma, bet dauguma merginų kraujuoja, ar ne, ir turi skaudėti. Tokia yra, taip yra, ką dabar padarys merginoms, tiesiog turi skaudėti ir yra kraujuojama. Tai iš tikrųjų taip neturi būti. Tai yra tokia ydinga kultūrinis įsivaizdavimas, kodėl neturi kraujuoti ir kodėl neturi skaudėti, tai jeigu yra tinkamai atsipalaiduojama. Tuomet tas raumuo atsipalaiduoja, tas raumuo, ir jo penis tiesiog nenubraižo, nes dažnai kraujuojama tik dėl to, kad yra nubraižoma makštis iš vidaus, nes nėra atsipalaiduota, nėra pakankamai susijaudinta, yra sausa viduje ir dėl to nutinka tie dalykai, dėl to dažnai merginoms netgi šiais laikais žmonės suaugę ginekologai rekomenduoja naudoti lubrikantus pirmaisiais kartais, nes nėra lengva pasiekti tą atsipalaidavimo būseną, bet tikrai ties jie dirbti yra labai rekomenduojama, nes tuomet neturi skaudėti ir nebūtinai reikia kraujuoti tuo pirmoju atveju. Tai čia turbūt smegenys gali taip daryti, nes aš kaip pati sužinau pirmą kartą nes savaime nesuprantama laidoj, kadangi tą laidą vedu aš, tai ten yra laida irgi apie nekaltybę. Tai ten yra žiauriai įdomu, kai aš tai laidai ruošiausi su kita savo kolegė, irgi Akvilė, tai man buvo,
ką? Ir aš visą gyvenimą galvojau, kada žinau šitą apie tuos dalykus, pasirodo, ne, visiškai nieko, tai čia yra didžiausias pasaulio mitas, apie kurį reikia žodžių laužyti ir apie kurį reikia garsiai kalbėtis, nes skaudėti neturi. Jeigu lytiniai santykiai skauda, kažkas vadinasi ne taip, stop, abort, misiją atidedam, nes kažkas reiškia neveikia. Skaudėti neturi, nei moteriai, nei vaikinui. Ačiū. Šiaip, jeigu jau pastebėt, mes jau priėjom tą mitas ar tiesa jau tos klausimus, tai važiuojam toliau. Važiuojam toliau. Čia keičiasi ir Linas iššoko į viršų, gerai važiuojam. Menstruacijų metu galima pastoti. Mėlynas taip, raudonas ne. Čia netgi, ko laukiate, tai galite pasižiūrėti, čia netgi labai geras yra paveiksliukas apskritai, kaip susideda ten tos dienos ir, čia dar nelabai matosi, bet irgi aprašyta truputį apie tai, kas apskritai vyksta jų metu. Irgi klausimas verčia pagalvoti, kuris čia teisingas, kuris ne. Suklysti irgi galima, dėl to mes čia ir esam, kad sužinotume. Raginu greičiau, kad neužsitęstume labai. Gal nuėjo sumuštinę pasidaryti. Jeigu tokiu atveju, tai rekomenduotina. Tada palauksime tas 8 sekundės, tada. Gal iš tikrųjų negali apsispręsti. Tikrai sunkus klausimas. Tai pasirodo, kad galima? Taip, galima, visiškai, praktiškai visada galima, tame ir drama. Kodėl galima? Dėl to, kodėl beveik visada galima, iš tikrųjų dėl to, kad spermatozoidas, jisai išlieka gyvybingas apie 5 dienas makštyje. Ne kiekvieną kartą, bet gali išlikti spermatozoidai gyvybingi iki 5 dienų makštyje. Tai yra labai sunku viską suplanuoti ir taip sudėlioti, kad viskas būtų saugu 100%. Supratau, okei. Žiūrėk, čia taip aplenkia žmonės jau. Prezervatyvai yra veiksmingas 100%. Mėlynas, taip? Čia matote sceną iš serialo Draugai. Gal daugumą žinau. Trūksta to vieno atsakymo, nes aš žinau, kad 17 žaidžia. 17 reiškia daugiau. Gal tikrai to sumuštinio pasidaryti? Jo, didelio. Tai jeigu iki 80... Gerai. Tai aš nežinau, kad tiesiog negaišt laiko, tai galite realiai pakomentuoti, nes gal... Gerai. Taip, turbūt įsivaizduoju, kad dauguma pasirinks atsakymą, kad jie nėra 100% veiksmingi, nes mes jau iš dalies apie tai kalbėjom, kad nėra 100% veiksmingo būdo, netgi atliekant sterilizaciją arba vazektomiją, tai yra, kai yra sterilizuojamas vyras arba moteris, ar ne, nukerpami kiaušintakiai, žodžiu, čia tokia kontracepcijos viena iš formų, netgi tada gali jie suaugti atgal, realiai niekas neveikia 100% išskyrus nesimylėti visai. O prezervatyvai, jie gali įplyšti, įtrūkti, jie gali būti seni, gali būti netinkamai užsidedami, gali tiesiog pasiklysti makštyje, nusmukti, taip, tiesiog. Bet kartu dar noriu paminėti, kad jie vienintelį apsaugo nuo lytiškai plintančių ligų, tai dažniausiai jauniems žmonėms yra rekomenduojami būtent prezervatyvai. Ir dar liko sekundžių. Taip, aš galiu gal... Jo, puiku. O, geras. Gerai, šitą tikrai nesitikėjau. Gerai, važiuojam.
Čia jau tokia savaime suprantama tiesa. Tai LPI gali užsikrėsti tik tie žmonės, kurie turi daug lytinių partnerių. Tai LPI yra lytiškai plintančios infekcijos. Turbūt mūsų 18-asis. Jo, aš galvoju, gal aš tada paskipinsiu. Taip, tada, jo, labai gerai. Tai gerai. Taip, kaip čia dabar gaunasi tas, kad negali. Nu, žodžiu, lytiškai plintančiamis infekcijomis gali užsikrėsti žmonės vieną vienintelį kartą pasimylėję. Taip pat, žodžiu, nėra tokio dalyko, kad dažnas mylėjimasis kažkaip, žinoma, jis riziką padidina, logiška, bet tikrai ne tik tie žmonės gali užsikrėsti. Ir gal pasakysiu taip, kad didžiausia tikimybė živ užsikrėsti yra analinio sekso metu. Tai čia dažnai galvojama, kad analiniu seksu užsiminėja tik gėjai ar ne žmonės, vyrai, bet taip nėra. Vis dažniau užsiminėja ir heteroseksualios poros, tik dar ką turiu paminėti, kad dažnai moteris jaučiasi spaudžiamos atlikti tokio tipo mylėjimąsi ir joms skauda, nėra malonu, nėra atsipalaiduota, nėra tinkamai pažiūrėta į saugumą, emocinį ir intimų saugumą, tai va. Iš esmės, va, kaip matot, kiek daug gali žinoti apie tos dalykus, tai galima kartais tiesiog paguglinti, atsirinkti tinkamos informacijos šaltinius ir žinot apie tos dalykus, nes kaip nekartą minėjau, kad lytiniai santykiai neturi skaudėti. Jeigu skauda, vadinasi, kažkas yra blogai. Na ir mūsų paskutinis klausimas, tiksliau mitas. Tai skamba taip. Moteriški prezervatyvai yra efektyvesni nei vyriški. Tai mėlynas tiesa ir raudonas ne. Dažniausiai surenka 17 atsakymų ir tada... tai dar šiandien galvoja žmonės. Gerai. Iš tikrųjų labai įdomus ir intriguojantis klausimas. Tai dauguma pasirinko, kad ne, jie nėra efektyvesni. Kaip taip gali būti? Kaip taip gali būti? Taip ir gali būti. Paprasčiausiai taip. Tai tiesą sakant, aš visai neseniai sužinojau apie tą dalyką. Tai čia ką pasako apie mane arba apie iš esmės lytiškumo ugdymo temą, kad tu visada mokaisi dalykų. Niekada nėra taip, kad viską žinai ar ne. Tai lytiškumo tema iš esmės yra kupina mitų. Tai būtina tikrinti faktus ir dar kartą, ir būtina tikrinti faktus, nepasitikėti savaime suprantamomis žiniomis. Apie moteriškus ir vyriškus prezervatyvus tas žmogus, kuris man pasakojo, tai pasakojo, kad labai nedideliu procentu skiriasi, saugumas yra panašus. Šiaip aš nežinau, ar moteriški prezervatyvai yra populiarus dalykas, neįsivaizduoju, reikėtų pasidomėti, paguglinti, tikrai apie tą dalyką nežinau, bet ką svarbu šiuo klausimu turbūt, ką galima taip kokį reziumė padaryti, kad reikia domėtis apie tuos dalykus, iš tikrųjų domėtis ir suprasti, kaip veikia apsaugos priemonės, kada jos neveikia, kaip naudoti tinkamai ir saugiai ir kaip išsirinkti savo tinkamiausią, nes ne visos visiems ir visoms patinka, ne visos tinka, nei visas organizmas gerai reaguoja, tai irgi nėra geriausio arba blogiausio būdo, yra tas būdas, kuris yra tinkamiausias jums ir jūsų partneriui arba partneriai. Na ir ką, ir tuo bus podiumas, pasižiūrėsime, kasgi laimėjo. Trečioje vietoje yra Kajus, antroje vietoje yra Inesa. Na ir pirmoje vietoje mūsų 10522. Ugnė. Tai sveikiname visus, kurie laimėjo, bet iš tikrųjų didžiausias laimėjimas tai turbūt yra apskritai sužinoti apie šios dalykus. Ir aš labai greitai pasižiūrėsiu, kokiegi klausimai, tiksliau, anoniminiai buvo jums užduoti ir mes tikrai tuoj baigsime. Jeigu nespėsime visų atsakyti, tai stebėkite Lytiškumo namų Instagramą, visi bus persiųsti tie klausimai, kurių mes nespėsime atsakyti, tai ką jie atsakys. Aha, aš